Labą dieną, mėlyni žurnalistai. Pradedame Seimo nario Vytauto Kučinsko spaudos konferenciją. Ar Lietuvoje kultūros istorinis paveldas tik iškopant grėsmės vienam iš seniausių Europos Kauno Dariaus ir Girėno aerodromų? Spaudos konferencijoje taip pat dalyvauja Eugenijus Rubickas, Dariaus ir Girėno aerodromo direktorius, Algimantas Žentelis, Lietuvos akrobatinio skraidimo federacijos prezidentas ir Zenonas Tagilevičius, Lietuvos parašiutinio sporto federacijos prezidentas. Ačiū labai. Labą dieną, gerbimo žurnalistais ir žurnalistai. Aš norėčiau vieną iš aktualiausių temų paliesti šiandienos. Tai yra Lietuvos kultūrinio istorinio paveldo išsaugojimo problema. Be abejo, šitą temą visada pastaruoju metu dažnai minima žiniasklaidoje, laikraščių puslapiuose, televizijoje. Visi žinom apie Neringos kaip tokio unikalaus mūsų kultūros ir gamtos paminklo išsaugojimo problemą. Šiandien aš norėčiau, kaip Kaune išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo narys, pakalbėti apie vieną svarbiausių kultūros paveldo. Geriausiai kultūros paveldo specialistai gali nurodyti, gali matyti, kas yra galima, kokia veikla yra galima. Tai malonu, kad tai kultūros vertybių apsaugos departamentas rūpinasi, kad praeitais metais padarytas yra specialusis apsaugos planas. Šių metų sausio 28 dieną priimtas departamento direktoriaus įsakymo sprendimas dėl paminklų atkarpos projekto Dariaus ir Girėno aerodrome. Tai būtų labai puiku ir pilnai matosi, kad tai yra saugiklis išsaugoti kultūros vertybės, kaip visą aerodromą, taip ir atskiros objektus. Žinoma, tais dalykais ir niekas neneigia ir mieste, kad nesirūpina. Tai ir deklaruojama, kad labai rūpinamasi aerodromo, kad aerodromas būtų kaip aerodromas būtų tvarkomas, kad nebūtų šabakštynų, bet ypatingai yra sudaroma spaudoje, kad Aleksoto oro uosto dykros tapo aršios politinės kovos arena, kad Aleksoto oro uostas visiškas chaosas, kad Aleksoto oro uoste betvarkė, kad gali atsirasti gyvačių ir taip toliau. Bet tai yra keista, kad taip sudaroma, tai nematoma gerųjų pusių, nematoma tai, kas yra nuveikta tvarkant aerodromą po Rusijos kariuomenės išėjimo, kas yra gero pasiekta, kad tai yra aerodromas įtrauktas į vieną geriausių paskirčių aerodromo bendrosios aviacijos, kurios galima atskristi. Tai yra Best Destination Flight aerodromas, kurių Europoje yra tą sąrašą įtrauktas 21, tai Lietuvoje yra tik tai vienintelis, gretimose valstybėse Kemšinas ir Liepoja yra tokie aerodromai įtraukti. Tai reikėtų džiaugtis, bet teigiama, kad tai oro uoste gali atsirasti gyvačių. Tai visai nepriimtina. Kalbant su Aleksoto bendruomenė, praeitais metais priimta labai graži rezoliucija, pasirašyta su bendruomenės centru, su seniūnija. Ir norėčiau pacituoti, kad taip deklaruojama gražios idėjos. Siekdami aerodromo išsaugojimo, mažosios aviacijos veiklai, kūrybingo panaudojimo visuomenės reikmėms, nutarėme bendrai veikti, kad Dariaus ir Girėno aerodromas išsaugotų kultūros paveldo objekto statusą, jo teritorija išliktų vientisa ir nedaloma. Puiku, viskas, visi pasirašė ir aviatoriai bendruomenė, visi sutinka su tuo. Būtų išsaugota aviacinė aerodromo paskirtis ir pilnavertis bendrosios aviacijos galimybės. Niekas neprieštarauja, visi sutinka. Trečias punktas. Aerodrome būtų išugdytos sporto, kultūros ir rekreacinės galimybės visuomenės poreikiai. Kažkodėl tai praleidžiami pirmieji du punktai ir, sakykime, praeito kadencijos praeitų metų Kauno miesto administracijos direktoriaus iniciatyva rengiamos studijos, kaip įkurti kultūros laisvalaikio kompleksas. Ne nuo pirmo klausimo, o nuo trečio klausimo. Klausimas, kodėl? Kas tai suinteresuoti yra? Mano galva galėtų būti sulyginamas kaip su šimtamečiu ąžuolu.
yra saugotinas kaip stelmužės ąžuolas. Tačiau tų žmonių, kurie bando šį ąžuolą sunaikinti, tiesūs tikslai ir akivaizdus pasakymas, kad jį reikėtų nukirsti, jau šiuo metu nebėra taip aiškiai išreiškimi. Aš manau, kad kai kurie valdžios atstovai dabartiniai jau nebekalba taip atvirai, kad į šį aerodromą Darius ir Girėnas jau nebeatskris. Tačiau jie važiuoja į Soldiną, jie sodina pušeles prie Lakūnų memorialo ir Rotušėje vieni kitiems įteikinėja atminimo medalius jubiliejiniam skrydžio per Atlantą išleistus su didžiulė pompastika, o nusipelniusiems aviacijos veteranams, kurie tikrai verti to, paduoda krepšelį su medaliais girdi, išsidalinsite savo sueigoje. Taip yra daroma dėl to, kad pasirodyti gražus ir protingi, kad mes nieko prieš, kad aerodromas egzistuotų kaip kultūros paveldo objektas, kad jisai veiktų, tačiau tyliai dirba savo darbą, kad tas ąžuolas nudžiūtų, pjauna aplinkui žiedą, kapoja pagrindinės jo šakas po žemę, tą darydami tyliai, veikdami ir, manau, Seime ir kitose institucijose, siekdami tikslo panaikinti nacionalinio paminklo statusą. Tačiau aš manau, kad šio objekto išlikimo klausimas tai ne vien tik tai Kauno savivaldybės reikalas, tai yra visos Lietuvos objektas ir Lietuvos nacionalinio paminklo statusą turintis objektas. Taip, apie tie žmonės, kurie siekia, kad būtų pakeista Dariaus ir Girėno aerodromo teritorija arba taip vadinami įrengti sporto aikštynai, tikrai yra nemaža asmenų grupė. Apie tai rašoma Kauno spaudoje ir ne vienoje, ir ne vieną kartą yra pareiškę savo nuomonę. Tai aš jau minėjau, kad ir buvęs administracijos direktorius Arūnas Kesarauskas laikėsi tokios nuomonės, kad čia reiškia rengti sporto aikštynus, mažinti aerodromo teritoriją. Be abejo, ir dabartinė seniūnė vis dėlto į visus... Kokia seniūnė? Lukrecija Navickienė, be abejo, ir bendruomenių, Kauno bendruomenių asociacijos ar sąjungos pirmininkas ponas Ramūnas Navickas irgi laikosi tokios nuomonės, sulaukė pritarimo, kaip jau minėjo ir spaudos konferencijoje aviatoriai, ir Virginija Žuromskaitė pritarė šitoms idėjoms. Tai yra ir daugiau įvairių mažesnio ar aukštesnio rango valdininkų.